Sūduvos akademiją įkurdinti miesto centre idėja kilo tiesiog natūraliai. Mykolo Romerio universitetui nusprendus Marijampolę paversti universitetiniu miestu, tam reikėjo rasti pačią gražiausią ir pačią vertingiausią miesto vietą ir joje įkurdinti Sūduvos akademiją, nes Sūduvos akademija tai yra Marijampolės miesto atgimimas. Pagrindinė idėja buvo Marijampolės miestą paversti universitetiniu ir šitoje miesto erdvėje, miesto centre, įkurdinti aukštojo mokslo meką, kuriame žinios, mokslas, studentai ir įvairūs gražūs renginiai sukurtų po vienu stogu. Viskas prasidėjo nuo pastato paieškų, puikias patalpas mūsų idėją radome miesto centre, ir tokiu būdu atsidūrėme čia, įvertinome, ką su jomis galima padaryti ir pradėjome didžiulius darbus rekonstruodami esamas patalpas į mūsų sumanymą, į būsimą universitetą. Šiuolaikiškos auditorijos, modernios laboratorijos, patogios ir praktiškos patalpos darbuotojams. Visas pastatas bus pritaikytas visų poreikių žmonėms, studentams, darbuotojams, svečiams. Ir nors to dar kol kas nematyti, tačiau jau gruodžio pabaigoje mes atversime Sūduvos akademijos naujų namų duris. Lauksime jūsų visų Marijampolėje.